Dėkui, kad pakvietėt. Ačiū, kad likote salėje iškęsti mano kalbą. Labai buvo gera įžanga, visi 4 pranešimai prieš mane, skaitant vieną prieš pietų pertrauką, kuris parodė, kaip galima iš nieko pripūst burbalą, prikimščius galvas nežinomos informacijos ir po to tuo džiaugtis. Taigi aš irgi nuo to irgi pradėsiu. Kalbėsime apie lazerinės technologijas, bet nukrypsime ir iš šono. Iš tikrųjų, jeigu pažiūrėsime, mus supa virtualus pasaulis, virtualiai bandome įsivaizduoti savo gyvenimą, mašinas, karus, jūras, maistą, auginti žuveles ir taip toliau. Ir tas pereina tai, kad mes kartais užmirštame realų pasaulį. Mes galime susisimuliuoti savo aplinką, kurioje gyvename, visokias teleegzistencija ir taip toliau, atsiranda Facebookai, Twitteriai, kurie prikuria tokių dalykų, kad galiausiai pradedame įsivaizduoti netgi meilės. Ir paskui kyla visokie skandalai. Bet mes nekalbėsime apie tai. Svarbiausia, vis tiek šitie visi dalykai, kad ir kiek kalbėtume, kokios geros IT technologijos, kaip gerai kurti dalykus, kurie yra virtualūs ir toliau, vis tiek galiausiai yra dalykai. Kaip mes padarėme, kaip visi tie dalykai veikia. Ir tie dalykai galiausiai ateina iš to, ką kalbėjo ir profesorius ir kolega apie internetų daiktus. Yra iš tikrųjų, kad yra ryšiai, optiniai, laidiniai ryšiai, bevėliai ryšiai, puslaikinės schemos, fotoniniai komponentai. Reikia signalus apdirbti, perduoti ir taip toliau. Ir šitiem dalykam visiems reikia gamybos priemonių, kaip juos pagaminti. Žinome, mechaninės apdirbimas, cheminės apdirbimas gali sukurti įvairius dalykus ir tarp tų gamybos priemonių taip pat yra priemonių, kurios fotoniniai įrankiai, tokie lazeriai. Ir jie gali generuoti šviesą, gali sukoncentruoti labai nedidelę energiją, labai mažai erdvėje ir pasidaro galingas įrankis. Ir gali būti panaudota daugybėje procesų, kurie gali padėti sukūrent tuos prietaisus, kurie naudojame galiausiai virtualiam mūsų įsivaizdavime gyvenime. Smagu kalbėti apie lazerius šiemet, todėl kad šie metai UNESCO yra paskelbti šviesos metais. Taigi, daugam dar, kas gyvena virtualiam pasaulyje, daugiau nuklydę nuo realių dalykų, vis tiek lazeriai tai yra žvaigždžių karų ginklai, su kuriais galima šaudyti, numušinėti priešus ir taip toliau. Apie tokius dalykus, kur galėtume pritaikyti lazerius, kaip paleisti raketas į kosmosą, aš šnekėjau prieš 2 metus Lietuvos kosmoso asociacijos organizuotoje konferencijoje, dabar lygiai konferencija vyksta kitose salėse. Iš tikrųjų, tie dalykai jau artimesni, ką mes galime daryti. Mes mąstome, kaip galima būtų padaryti tokius galingus lazerio spindulius, kurie galėtų pakelti raketą. Ir tokios sistemos kūrėsi, bet mes daugiau šiandien pašnekėsime apie tuos dalykus, kad galime sukurti kur kas paprastesnį daiktą. Lazerį, kuris gali būti panaudotas kaip įrankis. Įrankis, su kuriuo būtume galima daryti daiktus, tame tarpe robotus, kur kolega pasakojo ir taip toliau. Lietuva nuo seno garsi lazeriais ir tas viskas prasidėjo tai, kad buvo viena, kaip ten, sumanios specializacijos kryptis pasirinkta dar 1962 metais, pasidant keli studentus į Maskvą 2 metai po lazerio atradimų. Ir ta kryptis įsigaliojo ir dabar mes turime tai, kad lazeriai pakankamai seniai veikia Lietuvoje. Prasidėjo pramonė vėlgi pakankamai seniai ir dabar mes turime daugybę kompanijų, kurios apsupa visą tą mokslinį potencialą, kurį mes turime Lietuvoje, Vilniaus universitete, fizinių ir technologijų mokslo centre, Kauno technologijos universitete, Gedimino technikos universitete ar Vytauto Didžiojo universitete. Turime kompanijas, kurios pradeda nuo mažų komponentų, stikliukų, lėkščiukų, dangųjomis, prieiname iki lazerių, galiausiai einame iki tai, kad kūrėme technologijas ir bandome jas diegti į lazerinės
mašinas. Ir jeigu jau atėjome į inovacijos drift konferenciją, tai pašnekėkime, kurgi čia toj mūsų postūmiai yra, kurgi mūsų visi dalykai ir ten. Visa veikla, kurią užsiminėdavo Lietuvos lazerių pramonė nuo pradžių, tai buvo kurti unikalius lazerinius produktus, sistemas, kurios yra ant ribos bet kokių galimybių, fizinių galimybių, kad sukurti unikalius prietaisus. Ir vienas iš pavyzdžių, kur dabar tiek EXPA, tiek šviesos konversija kūrė galingas lazerinės sistemas didžiuliai Europos šviesos infrastruktūrai, Čekijoje ir Vengrijoje, super galingi lazeriai, kurie galėtų iš vakuumo padaryti medžiagą ir antimedžiagą. Ir šita kryptis vystėsi nuo pačios pradžios, bet jeigu jau mąstome, kur mes galėtume pajudėti, tai pagalvokime, iš tikrųjų, kas yra driftas, tai yra pokytis, pasistūmimas. Ir jeigu kalbame apie pasistūmimą šitoj kryptį, buvo pradėta mąstyti apie tai, ar negalime mes tų lazerių perkelti į pramonę ir pabandyti juos ten panaudoti. Įmonės dėjo didelės pastangas, mokslininkai turėjo ką veikti, kūrė naujos lazerius ir taip atsirado lazeriai, kurie skirti pramoniai. Reikalavimai lazeriai, kaip matote, yra skirtingi. Moksliniai lazeriai turi būti super, vieninteliai, nepakartojami, viršiantis bet kokius lūkesčius. Tuo tarpu pramoniai kartais reikia kokios paprastesnio, bet žinoti, kai jis ir už metų, ir už 10 metų taip pat gerai veiks, bus stabilus ir nereiks jau kiekvieną dieną reguliuoti. Ir toks postūmis jau įvyko prieš keletą metų ir dabar galime matyti, kad iš tikrųjų ta mintis daryti tokį postūmį davė rezultatus. Matome, kaip auga visos Lietuvų lazerių pramonės pardavimai. O ką toliau daryti? Nuėjome, parduodam lazerius mokslai, parduodam kompanijom, kurios tai integruoja kažkur, tai daro ir taip toliau. Ir tada grįžkime į tai, nuo ko aš atėjau į šitą visą lazerių mokslą ir lazerių taikymų mokslą. Iš tikrųjų, 2000 metai. Mūsų aplinkoje pakankamai žinomos nuotraukos, palyginimas, kaip galime išgręžti metalą su nanosekundinės ir femtosekundinės trukmės lazerio impulsais. Kad įsivaizduotume šviesą su savo 300 000 km per sekundę greičiu, per nanosekundę nulėkė 30 cm, per femtosekundę 3 mikronus. Kad įsivaizduot, kokia yra trukmės ir kaip galima energiją sukoncentruoti. Ir išvada iš tų, kad dviejų grupių darbai, kurie rodo priešingus dalykus, buvo aišku. Jeigu naudoji blogą įrankį, niekada negausi gerą rezultatą. Jeigu naudoji gerą, gali padaryti taip pat blogus daiktus. Ir nuo kogi mes pradėjom pagalvoti, galbūt kažkur tai yra teisybė viduje tarp tų visų sprendimų, kuriuos žmonės klaidžiaus. Ir atsirado toks šūkis. Ar trumpesnis, kalbant apie lazerio impulsą, visuomet yra geresnis? Ir atsakymą galime rasti, tai darant paprastus bandymus. Išpjaukime laikrodžio detalės, išpjaukime stentą, kurį galėtume įdėti į kraujagysles ir išgelbėti žmogaus gyvybę. Išpjaukime detalės, kurias įdėsime į nanopalydovą, kas galėtų skristi į kosmosą. Ir tokiu būdu per daugelį metų bendraudami su visokiais klientais visame pasaulyje, kurie ateidavo įvairiais kanalais, dirbdami su visokiam medžiagom, keramikos, metalai, stiklai, deimantai, įvairiems taikymams, kaupėme patirtį. Ir pradėjome žiūrėti tas sritis, kurios mums galėtų būti įdomus, kur mes galime labiau padėti. Viena kryptis tai yra lazerių pritaikymas saulės energetikai. Tai yra pavyzdžiai plonasluoksniai saulės elementai, kur reikalinga selektyvus lokalus sluoksnių pašalinimas, kad padaryti jungtis ir išgauti daugiau energijos iš plonasluoksnių saulės elementų. Ir vėlgi, tie tyrimai, kuriuos darome su lazeriais, jie remiasi to, kad mūsų žiniomis bandome modeliuoti tuos procesus, kurie vyksta, kai lazerio energija įeina į medžiagas ir kaip viskas keičiasi. Kita kryptis irgi panašiai, kaip išnaudoti lazerio energiją ir padaryti, kad daugiau saulės energijos liktų saulės elemente ir būtų paverčiama į elektrą.
Vėlgi, panaudojant lazerius galima pridaryti visokiausių mikro ir nano struktūrų, kurios pagauna saulės šviesą iš visų spektrų. Vėlgi, tam, kad suprast, kas yra, pažiūrėti, kur nukrypom į šoną ar nenukrypom į šoną, tenka naudoti modeliavimo metodus, lyginti, kas galėtų gautis ir kas įmanoma realiai pasiekti. Dar keletas pavyzdėlių iš elektronikais taikymų, tai vėlgi daiktų internetams, šviestukams, robotams ir taip toliau reikia valdymo grandinių ir prašom. Plonas sluoksnis, jame reikia sukurti struktūras ir čia bandymai padaryti keletas struktūrą skirtingų dalykų ant stiklų, ant keramikų, ant polimerų. Ir kitas pavyzdys tai yra čia kampe, kur kryželio daug pridėta, tai kaip sukoncentruoti radio bangas, terahercinės bangas tam, kad būtų galima naudoti diagnostikai mažai energijos ir jautrius jutiklius. Kryptis, kuriomis mes dirbam, kita kryptis, vėlgi lazerio energija brangi, skaldome lazerio spindulius, suvedam kartu, gauname interferuojančius vaizdus. Ir tada su vieno lazerio impulsu gauname struktūras, kurios yra 1000 vienodų elementų. Galime sukurti periodinės struktūras ir tas struktūras valdyti pridėdami cheminius procesus, tai kad medžiaga pati mėgsta save susitvarkyti, jeigu ją paveikėme, pastumėme. O jeigu dar pridedame kai kurias kombinacijas visokiausių gudrių triukų, gauname mažas struktūras, kurios yra periodinės, o jau periodas yra mažiau negu 1 mikronas. Ir kuriam technologijas. Visą tą laiką kuriam technologijas, kaip mokslininkai. O mes sukūrėme technologijas, sukūrėme 2 technologijas, sukūrėm 10 technologijų, padėkim patentą ir taip toliau. O kur mums jas pritaikyti? Lietuva yra maža šalis, mes garsus su lazeriais, mes žinome, ką reiktų padaryti, kad įdėti į lazerius, kad lazeris būtų geresnis, bet reikės parduoti į užsienį, nes Lietuvoje niekas jo neturi. Niekam jo nelabai reikia, nes mes neturime pramonės, kuriam reikia tų technologijų įdiegti ir 2 ar 3 taikymai per visą 10 metų gyvenimą, tai nėra tiek daug, kiek norėtųsi. Iš tikrųjų, daugiausiai galima tikėtis Japonija, Kinija, Amerika, kur žmonės priima daugybę, didelį gamybą ir taip toliau, mes žvilgtelėjome atgal į Europą. Ir taip jau sutapo, kad jau mes buvom pakankamai patyrę, kai Europos Sąjunga paskelbė dar 7 bendroje programoje kvietimą projektui, kuris ateities gamybos kryptyje, bet siejasi su informacinės technologijos, nors ten informacinėse technologijose sėdė visa fotonika ir lazeriai. Ir šitoj vietoj, kaip padėti įmonėms su inovatyviais produktais įeiti į rinką. Ir buvo specialus kvietimas, kaip visas tas skirta lazeriais rimtai gamybai. Iš tikro, mintis tokia, kad turime mažą įmonę, kuri turi gerą produktą, galbūt yra vartotojas, kuriam reikia tos įrangos, jo technologijai, kad gamintų visiems žmonėms patenkinančius robotus, mobilius telefonus ir taip toliau, ar keptų bandelės, bet niekas negali žinoti, ar tai tikrai įranga tam veikia. Ir tuo atveju ateina tokia kaip mūsų laboratorijos, kurios padeda jiems įvertinti, ar ta tikrai įranga jiems tinka. Europos Sąjunga iš mūsų nori to, kad buvo įkurta speciali iniciatyva informacinės technologijos gaminančioms mažoms įmonėms, ICT Technologies for Manufacturing SMEs. Ir vertinimas yra naujo darbos vietos, nauja gamyba, naujos rinkos. Ir šitoj vietoje atsirado projektas, kurio mes dabar pagrindė ir užsiimame. Apollo. Ir kad įsivaizduot, kas tai yra, tai iš tikrųjų yra grupiai lazerinių tyrimų laboratorijų, kurios išdėstytos Europoje, Vokietijoje, Suomijoje, Ispanijoje, Šveicarijoje. Yra įmonės, kurios turi įrangą, sukuria naują įrangą, lazerio spindulių valdymų įrenginius, sukuria mažas sistemas. Ir yra įmonės, didelės kompanijos, kurie turi rinkas, kurios gamina plataus vartojimo prekes arba kurios integruoja sistemas kaip fabrikas tokio dydžio. Ir toje vietoje visas kombinacija yra susideda, kad mes bandome apjungti
prijungti tas mažas įmonės, kurios turi produktus, kurios galėtų būti tinkamos jų gamybai ir perkelti juos, surasti ryšį ir išbandyti su tom įmonėm, kuriom tikrai to reikia. Visas tas procesas išdėstytas į kelis etapus, patikrinam, sutarėm, ką tikrinsim ir kaip tikrinsim, pažiūrėm, ar tikrai veikia, ar su tokiu daiktu, tuo įrankiu, lazeriu, skeneriu ir taip toliau galima iš principų valdyti procesą ir jau gauti rezultatus. Ir galiausiai etapas yra ateina tada, kad iš tikrųjų mes tą įrangą atnešam pas galutinį vartotoją ir ten išbandome jo gamybos procesuose. Dabar esam 22 partneriai iš 9 šalių. Šiom dienom dėliojame taip, kad vėlgi kažkur tai turime judėti, šiom dienom dėliojame taip, kad mūsų konsorciumas plečiasi, jau bus 36 partneriai 11 šalių ir dirbsime 15 nepriklausomų krypčių. Visam tam reikalui koordinuoja mūsų fizinio ir technologijų mokslo centras. Čia kelios kryptys iš to, kas dabar vykdoma. Tai vėlgi plonas sluoksnis saulės energetika, lazerinis paviršiaus tekstūravimas tam, kad suteikti specialias savybės, spausdinimo volai, paviršius turinti savas savybės, elektronika, kuri yra integruota į pačius daiktus. Ir kryptys, kuriuose galiausiai tai nueis, tai vėlgi energetika, spauda, mašinos, automobilių pramonė ir dalykai, kurie yra iš principo ne visada mes ir matome. Kai kurie paviršiai tuose daiktuose, kur mes supamos, jie yra specialiai padaryti, kad būtų tam tikra funkcija. Ir ta funkcija yra nusiteikta, kad ten prikabinėta puslaikinių čipų. Paprasčiausiai tai yra mikro ir nano struktūra, kur jau vėlgi padaro savo funkciją. Arba ta funkcija jiems ateina iš to, kad mes naudojame įrankius, kuriais galime daryti kopijas tokių struktūrų. Tai kaipgi tas atrodo, kaip sakiau, turime laboratorijas, kurios dirba, turime įrangos tiekėjus, kurie teikia lazerius, skenerius, mažas sistemas, turime integratorius ir turime didelės kompanijas, kurios galiausiai laukia technologijų. Šita eilutė nuo to įrangų per laboratorijas galiausiai eina prie tų taikymų, kaip surasti, kur diegti tas technologijas, tas žinias, kurias mes kaupėme praktiškai nuo 2000 metų, tai 15 metų. Lygiai taip pat ir mūsų partneriai iš kitų universitetų ar institutų. Ir keletas pavyzdėlių, Expos naujas lazeris, didelis dažnis, didelis impulsų pasikartojimo dažnis, 1 MHz, milijonas impulsų per sekundę. Turim kitą partnerį, kuris sėdi Belgijoje, jis moka lazerio spindulį 100 metrų per sekundę greičiau. Bet reikia juos visus susinchronizuoti ir bandyti su juo apdirbti labai greitai medžiagas. Ir tai, ką mes pasiekėm, galime labai tiksliai ir tvarkingai gręžti skylės važiuojant 50 metrų per sekundę greičiu, arba daryti sudėtingas 3D struktūras. Ir jeigu mes tai palyginsim su realiu gyvenimu, tai iš tikro mes dirbame 1 mikronų tikslumu, važiuodami 360 km/h greičiau. Ir sugebama kiekvieną mikroną pagaudyti ir pataikyti tą vietą, kur reikia. Iš tikrųjų, tai yra inovacijos, kurios ateina su tuo, kad mes bendraujame. Kelios įmonės, kurios sukuria produktus, bet nežino, kurios taikyti, mūsų žinios sukauptos per metus ir galiausiai yra tie, kurie to laukia, kuriems per lėtai vyksta gamyba, spausdinimas ar kas nors. Kitas pavyzdys vėlgi naujos mintys ateinančios, kaip padaryti gudresnės mašinas, jas švelnesnės, maloniau prižiūrėti. Kodėl mums reikėtų atlaužinėti kažkokias rankenėlės, kad atidaryti duris, galbūt mums užtenka tik pridėti ir tik pirštai pradėtų veikti. Tam reikia įrašyti struktūrą, su lazeriais mes padarome struktūrą, padengiam metalo, gauname schemutę, sulituojame, paspaudžiam pirštelį, pripiliečiam su pirštu durelės atsidaro. Tai konceptai, kurio dirba Fiat koncerno tyrimų laboratorija, yra kompanijos, kurios panašių būdų ant paprastos išlietos plasmasės, kuri gali būti bet kokios formos, už tada turime partnerius vėlgi iš Lietuvos, kurie gali padaryti 3D apdirbimą, galime užnešti elektroninę schemą, kuri atliks funkciją, kurią norime. Tiks robotams, tiks ir internetam, ir daiktų internetą ir
Bet mes turime technologijas, kurios gali būti perkeltos į daiktus ir jos gali būti pritaikytos tokių daiktų gamybai. Kaip atrodo konsorciumas dabar, iš tikrųjų žavus, mes smagu įrodyti, galbūt kas matė jiems ir papuolė, bet koks spalvotas yra kolektyvas, pradedant įvairių kompanijų ir jūs esat pirmi, kurie gali pamatyti logo tų žmonių, kurie už kelių dienų bus vėl mūsų partneriai. Kaip matote, kai kurie logotipai iš tikrųjų yra žavus, žinant, kad mes koordinuojame projektą. Tai iš tikrųjų smagu matyti daug ir mes sveikinam juos įsijungiant į mūsų kompaniją, tam, kad toliau vystytume technologijas. Tai iš tikrųjų, ko mes veikiame kaip mokslininkai. Tyrime, kaip lazerių šviesa sąveikos su medžiaga. Kūrėme technologijas mikro ir nano apdirbimų. Mes tikrai nepjaustysime didelių metalo lakštų, nevirinsime laivų korpusų. Lietuviški lazeriai tam netinka. Bet naudosim ultratrumpų impulsų lazerius, kurių Lietuva pati garsiausia. Ir Amerika tik tai prieš 3 metus nusprendė, kad jie turėtų pradėtas vystyti. Mes jau tą vystome 40 beveik metų. Ir naudojame įvairius metodus. Galime pjauti, gręžti, tekstūruoti, modifikuoti medžiagos viduj ir dirbam įvairioj taikomos srity. Mes nesam vieninteliai fizinio ir mokslo technologijos centre. Yra mokslininkų, kurie dirba Vilniaus universitete, Kauno technologijos universitete. Sritys, kurios mums prieinamos, kur mes randame ryšių su galutiniais vartotojais ir tam mes išėjome į Europą. Tai elektronika, automobilių pramonė, fotovoltaika, biomediciniai taikymai. Ir dabar vėlgi žiūrėjom, kur toliau judam, kur toliau stumėmės. Iš tikrųjų, turim patirties, bendraudami visoje toj fotonikos lazerių bendrijai, turime patirties, bendros ekspertizės, turime gerius tarpusavio santykius. Mūsų atžalinės įmonės bando komercializuoti. Turime kompanijas, kurios bando įdiegti mūsų technologijas, kuria modulius, daro technologijas arba daro sistemas. Ir iš tikrųjų bendrai mes juos integruojam tą žinias ir ieškome naujų taikymų sričių, kad Lietuva ir Europos pramonė galėtų nuo to augti ir galvojame apie lazeris yra maža dalis palyginus su didžiuliam sistemom arba fabrikais, kuriuose dirba lazeriai. Ir iš tikro postumiai, kurie įvyko arba kurie dabar vyksta, lazeriai, tiek jau Lietuvoje žinomi ir Lietuva žinoma visame pasaulyje. Tai, kad mes mokame kurti technologijas, mes taip pat mokame išplėsti iš tai. Lazerinės mašinos kol kas yra dar pakankamai tokiam pradiniam žingsnyje, bet mus jau pakankamai žino. Dabar mąstame apie taikymus sritis ir iš tikro toj vietoj lazeris nėra vienintelis įrankis, kuriuo galime viską padaryti. Mums reikia ir kitokių technologijų, kurias būtų galima sudėkti į tą mėlyną apskritimėlį, kad ateitų iš kitų universitetų žinias, kitų kompanijų. Tada galėtume kurti daugiau gaminių, galėtume kurti Lietuvoje, stiprinti visą pramonę ir ten įdiegdami tą žinias, kurias turime. Ačiū uždėmesį. Ačiū labai, dr. Gediminui Račiukaičiui. Dar yra šiek tiek laiko klausimus. Puikiai proga galų galę pasidžiaugti tuo, ką turime ir tuo, ką pasakojo daktaras. Beprotiškai smagu. Tai prašau, klausimus čia sekundėlę. Turiu labai trumpą klausimą. Ar gaunate pakankamai lėšų ir palaikymų iš mūsų valstybės? Kažkada aš čia kartą negirdžiu. Ar pakankamai gavote lėšų ir palaikymą iš mūsų valstybės? Toks klausimas. Jeigu pasakyčiau, kad nepakankamai bus labai nekuklu, iš tikrųjų lazeristai yra vieni tie, kurie, kaip čia tiesiai, jeigu pasakyti, paprašo, tikrai gauna, nes iš tikrųjų mes turime tai, kad turime mokslą, turime pramonę ir ta pramonė yra tokia, kuri tikrai investuoja atgal į tą mokslą. Ir tai, kad aš pats dirbau Ekspoje 10 metų ir po to Expo mane, kaip ten, išmeti, perstumė, eksportavo į mokslą. Ir aš dabar ten sėdžiu 15 metų. Visas tas susiję, kad iš tikro tos įmonės investuoja tiek į savo mokslinius tyrimus, tiek į mokslinius tyrimus, kurias daro universitetuose. Ir ta aplinka tiek mūsų valdžios institucijoms, tiek Europos komisija atrodo yra
teisinga, nes tai iš tikrųjų yra ryšys. Ir jeigu dabar daug kalbama, kodėl slėniai nuėjo bloga kryptim ir taip toliau. Lazerio asociacija buvo vienintelė, kuris sakė, leiskime profesoriams galvoti apie savo naujas laboratorijas, jeigu atsiras bent pramonės tie, kurie prisidės 5%. Niekas to nesutiko. Tik 5%. O dabar bet kokiuose projektuose, jeigu pažiūrėkite, naujose programose eina kalba apie 50%. Ir toj vietoje iš tikro, aišku, galim skųstis. Dabar periodas toksai, viskas yra susmiaukė. Nėra jokio programų, nėra paleista. Galime sakyti, jūs pramiegojate prieš vasaros atostogas, nieko nepadarėt. Bet gyvenimas yra toksai. Iš tikro, nustokime tą prasme būti lietuviais ir nustokime pirmiausia skųstis. Pirmiausia, pagalvokime apie gerus daiktus. Kiek rodė gražių idėjų, super robotai, daiktų internetas ir visas kitas virtualus pasaulis. Mes galime sukurti įrankius ir pačius daiktus, kuriais tais kiti žmonės žavėsis.